Istorinių automobilių paroda Nesenstanti klasika 2014. Sunku jau ką nors naujo pasakyti apie istorinių automobilių parodas vykstančias Biržuose. Kiekvienais metais kartu su miesto šventėmis rengiami senovinės technikos pasirodymai jau tapo tradicinė, bent kiek senovinė technika besidominčių žmonių susibūrimo vieta, kur galima pamatyti seniausius bei įdomiausius istorinius eksponatus, išgirsti technikos restauravimo naujienas ir pagaliau puikiai praleisti laiką draugų bei bendraminčių būryje. Rugpjūčio 2 dieną Biržuose įvykusi tradicinė istorinių automobilių paroda Nesenstanti klasika 2014 subūrė geriausius, rečiausius ir seniausius automobilius iš Lietuvos bei Latvijos. Jau nuo 2008 metų senovinės technikos klubo klasika rengiamos istorinių automobilių parodos pagyvina Biržų kultūrinį gyvenimą, pritraukia naujų rėmėjų, sukviečia būrius svečių bei turistų. Renginys pradėtas istorinių automobilių registracijos patvirtinimu vyko laiku ir sklandžiai. Žinodami šventės rengėjų punktualumą ir griežtus reikalavimus, didžioji dalyvių dalis atvyko gerokai anksčiau, prieš registracijos pradžią. Ir tai gerai, nes ryšium su Biržuose vykusiu sporto renginiu dalis gatvių buvo užtvertos bei uždarytos ir keliuose susidarė eismo kamščiai. Šventės rytmetį parodos rengėjus ir svečius išgąsdinęs šiltas lietutis taip ir baigėsi, užleidęs laiką puikiam orui, kuris, kaip ir gera nuotaika, visą likusią dienos dalį lydėjo šventės dalyvius. Pasibaigus registracijai, parodos dalyviai buvo suskirstyti į 3 grupes. Palikus gražuolius automobilių saugos tarnybos priežiūrai, kiekviena grupė vadovaujama klubo klasika atstovo, autobusais išvyko susipažinti su alaus virimo subtilybėmis į Biržų ir Rinkuškių alaus daryklas bei Pilies muziejų Sėla. Pasibaigus ekskursijoms ir šauniai praleidus laiką alaus tradicijas puoselėjančiose bendrovėse, parodos dalyviai, pasirėdę automobilių laikmečius atitinkančiais rūbais, pasiruošė paradui Biržų miesto gatvėmis. Neilgai trukus, policijos lydima gausi istorinio automobilių kolona pajudėjo į miesto centrą, kur ir įvyko senovinės technikos renginys. Turbūt daugelis iš mūsų jau net nebeprisimena, kada ir kaip susidomėjo senovinė technika. Gal tai atsitiko dar mokykloje, gal atsisėdus prie jau dabar istorinių Volgų, Moskvičių ar Žigulių vairo. Ir tai dabar visai nesvarbu.
Įdomiausia tai, kad kaip ir kiekvienas pomėgis, šis užsiėmimas įsuka, įtraukia ir jau nežada taip lengvai paleisti. Ir norisi tuo dalintis, norisi, kad aplinkiniai pamatytų, sužinotų, susidomėtų ir netgi prisijungtų. Juk tam ir steigiami klubai, restauruojama technika, rengiamos parodos, šventės, dalijamasi patirtimi, žiniomis bei informacija. Pirmasis oficialus senovinės technikos pasirodymas Biržuose įvyko 2008 metais rugpjūčio 16 dieną. Tada Biržų miesto šventės metu pirmą kartą krašto istorijoje buvo surengta senovinių automobilių paroda. Renginys sulaukė didžiulio pasisekimo ne tik tarp šventės dalyvių, bet ir tarp senovinę techniką kolekcionuojančių bei ją besidominčių bendraminčių. Šį parodą paskatino įkurti klubą ir yra laikoma senovinės technikos klubo klasika gimtadieniu. Nuo to laiko klubo veikla tapo neatsiejama Biržų krašto ir miesto švenčių dalimi. O kasmetinės klasikos rengiamos istorinės technikos parodos gražia miesto švenčių tradicija. Džiugu, kad klubo istorinės technikos renginiai yra vieni iš įdomiausių Lietuvoje, o dar maloniau, kad klubas yra gerai žinomas ir kaimyninėse šalyse. Istoriniai technikai atvykus prie nepriklausomybės paminklo, parodos lankytojai galėjo išvysti 63 puikias senovinės transporto priemonės, 59 automobilius ir 4 motociklus. Į renginį atvažiavo 22 automobiliai iš Latvijos, 1 iš Baltarusijos ir 40 istorinių transporto priemonių iš Lietuvos. 18 šiemetinėje parodoje dalyvavusių istorinių automobilių buvo pagaminti tarpukariu. Malonu, kad kiekvienais metais senovinės technikos klubo klasika rengiamos istorinės technikos šventės įgauna vis daugiau solidumo, brandumo ir istorinio žavesio. Šventę pagyvino ne tik puikiai atrodančios senovinės transporto priemonės, bet ir vairuotojai bei jų šeimų nariai, pasirėdę pagal laikmetį atitinkantį automobilių pagaminimo metus. Labai smagu, kad ir biržiečiai galėjo parodyti kažką naujo. Melsvumu švytinčiam ir ką tik restauruotam 1959 metais pagamintam Moskvičiui bei jo šeimininkui Rimantui Čygui ši paroda buvo pirmasis pasirodymas istorinių automobilių renginiuose. Dar viena parodos naujovė tapo klubo klasika improvizuota Holivudo žvaigždė su klasiškomis merginomis Gražina ir Vaiva. Parodos lankytojai mielai fotografavosi su žaviomis damomis ir čia pat buvo apdovanojami ne tik nuoširdžiomis merginų šypsenomis, bet ir įvairiaspalvėmis gėlėmis. Kiek tolėliau buvo galima ne tik išvysti, paliesti, grožėtis automobilizmo istoriją, bet ir išgirsti pasakojimą apie vieną ar kitą parodos eksponatą, klubo klasika renginių raidą, narius bei jų ateities planus. Tuo pasirūpino parodos vedėjas Ovidijus Jankauskas, pakalbinęs ne tik šventės organizatorių, senovinės technikos klubo klasika direktorių Egidijų Einorį, bet ir kitus šventės dalyvius. O pasikalbėti tikrai buvo su kuo, nes parodoje galėjai sutikti visus žinomiausius Lietuvos ir Latvijos restauratorius, senovinės technikos renginių organizatorius bei ekspertus. Iš kaimyninės Latvijos į parodą atvyko Rygos moterų muziejaus delegacija, vadovaujama direktoriaus pavaduotojo Andrėjaus Belinskio. Как-то получалось так, что наши литовские коллеги к нам приезжают каждый год, начиная с 2006 года, но мы как-то в Литву, откровенно говоря, не особенно, потому как-то последние годы считаем, что надо тоже к вам в гости приезжать и показывать нашу технику. Latvijos antikvarinių automobilių klubo vadovas Agris Šmits, Jūrmalos istorinių automobilių renginių organizatorius Maris Mežapukė, kolekcininkas Jūris Telševskis, Lietuvos klasikinių automobilių klubo prezidentas Gytautas Žičkus, istorinės technikos ekspertai Kęstutis Pletkus ir Ričardas Žičkus, bei daugelis kitų senovinę techniką besidominčių vienminčių. Pasibaigus parodai,
Ir garsiniais signalais atsisveikinus su taip gausiai susirinkusiais renginio žiūrovais, senoviniai automobiliai dar kartą sugrįžo į Biržų aeroklubą, kur įvyko uždaras šventinis vakaras. Oficialioji vakaro dalis prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu. Vėliau sekė diplomų ir pažymėjimų įteikimas, dalyvių bei rėmėjų pagerbimas. Seniausių automobilių į parodą Biržuose atvyko Sigitas Zajarskas, vairavęs Ford T pagamintą 1926 metais. Geriausiai restauruota istorinė transporto priemonė pripažintas Jono Rusecko 1939 metų gamybos kabrioletas Opel Admiral. Įdomiausio automobilio pažymėjimas atiteko 1955 metais pagamintam BMW 501 ir jo savininkui Alfredui Zigmantui. Na, o Vida ir Gitautas Žičkai atvykę kabrioletu Mercedes-Benz, pagamintų 1937-aisiais, pelnė ekipažo labiausiai atitinkančio automobilio laikmetį apdovanojimą. Pagerbti buvo ir pirmą kartą klubo Klasika renginyje dalyvavusieji svečiai iš kaimyninės Baltarusijos. Pasak Minsko automobilių klubo Avto Amerika direktoriaus Aleksandro Šurino, jiems tikrai labai čia patiko ir visas pamatytas naujoves bei patirtį būtinai pritaikysi savo renginiuose. Я очень благодарен организаторам. Просто так получилось. Мы сегодня просто были в шоке в том, на каком уровне у вас это мероприятие, на каком уровне у вас этот праздник. Реально, то есть вся организация, все, я уже говорил вот организатору, честно слово, вот чисто наше спасибо, мы все это отразим у нас. Мы, ну, реально, мы первый раз, и нам действительно, у вас реально очень сильно понравилось. Спасибо вам большое. И я хочу еще раз сказать, что все политические амбиции, независимо от Евросоюза, Таможенного союза, да, давайте мы будем оставаться друзьями, ездить друг к другу в гости, поддерживать хорошие отношения, да, помнить нашу историю и друг друга уважать и ценить. Спасибо вам огромное всем. Pasibaigus apdovanojimams ir padėkoms, toliau sekė įvairių atlikėjų koncertas, dalyvių bendravimas ir šokiai. Šiemetinėje šventėje buvo sugrįžta ne tik prie automobilizmo ištakų, bet ir prie lietuvių liaudies kultūros pamatų. Koncertą pradėjęs etnografinis ansamblis Siaudela buvo dar viena rengėjų sugalvota naujovė. Vėliau sekė dainininkės Ievos sceninis debiutas, klausytojų sujaudinęs nuoširdumu ir paprastumu. Po vakaro vedėjos Jūratės Garnelienės pasirodymo buvo pristatyti šventės rengėjai, klubo Klasika nariai, kurių dėka ir įvyko ši šventė. Ačiū šiems žmonėms,
kurie suruošė tokią šventę. Dangų numarginus Dainiaus Nagelės vidurnakčio ugnies salvėms, ne vienas pagalvojo, kad tai jau šventės pabaiga. Visų džiaugsmui dar ilgai scenos nepalikusi roko grupė Bon Jeans virpino dalyvių širdis ir vargino šokėjų kojas klasikinio roko ritmais bei akordais. Vis tik šventė baigėsi, palikdama viltį ir norą susitikti sekančiais metais. Tad nesakome sudie, o tik tariame iki pasimatymo.